Tai jūs man parodysit savo kelnaitės ar ne? Aš jums kelnaičių kategoriškai protestuoju rodyti. Aš žinau, kodėl jūs man nenorit parodyti kelnaičių, todėl kad jos pas jūs yra paprasčiausiai neskalbtos. Pas mane skalbtos. Ir pas jūs ant kelnaičių pavaizduotas vilkas, kuris gaudo zuikį. Taip. Tai čia yra pederastų simbolis, nežinojot? Ai! Ai! Oi! Dabar jūs tylėsite amžinai. Radio studijoje žurnalistė Skaiva. Viešnia, laba diena, atsistokite štai šitaip. Va taip tiesiai, kad Perlipkit per laidą. Nebūtina mano pimpalo liesti tuo metu, perlipkit per laidą, Skaiva. Aš tai, Skaiva, jums prisipažinsiu, kad didžiausia mano svajonė yra išsivirti siūbą iš jūsų kelnaičių. Nesispjaudykit, kad mane apspjovė, Skaiva, bobiškom seilytėm apspjovė mane. Tai labą dieną, kaip jaučiatės mūsų radio show studijoje? Siaurai, ankštai. Ankštokai. Skaiva, seniai tokį klausimą turėjom ir rašytojai, klausytojai rašos klausia. Kodėl Skaiva pastoviai Vox Marijos studijoje prikakodavo? Čia ne aš. Mes matėm. Labai dujos eina. Skaiva, kiek jūs galit per vieną kartą iškakoti? Skaiva labai kažkaip. Kur ne jūs? Klausytojo, aš skaitau pasilgo jūsų balsą per Vox Marijas ir to labiau, kad mes dabar turim laidą apie tai, kiek jūs galite per vieną kartą iškakoti. Pavyzdžiui, Česlavas giriasi, kad gera galuška. O jūs? O kiek ta galuška yra? Nu, galuška... Tai šrygalis toks. Aproximatliai kažkur 38 gramai rudosios masės ir 92 gramai juodojo šokolado. Na, kažkam čia gal juokinga, bet man tai verkt norisi. Nu, jūs, bronius. Alaus prigėriau, teisybės alaus. Turėtų smirdėti, nes Skaiva. Smirda. Aš atsiprašau už netinkamą erekciją, netinkamą vietą, netinkamą laiką. Nu, bet vadžiut, paaiškinkit, kas čia yra. O jūs manęs nelieskit. O kas yra ten, atsiprašau, bet kas čia ant viršaus čia? Bet man tikrai erekcija darosi. Bet tai čia kažkoks šaratas pas jūs? Tai čia 2 šaratai yra iš gintaro. O mes, pavyzdžiui, su Česlavu tavo geri draugai, kai imsim, tai iškrūšim tiesiai ant studijos stalo. O tada pakukuosi. O akutėse matau, kad pati nori šito. Ar tik nebūsite Skaiva apsiperdusi per savo bobišką užpakaliuką mažą? Mergaitės neperdžia. Dar kaip perdžia? Neperdžia. Nu, mergaitės mylėt. Skaiva, parodykit kelnaitės savo, parodykit. Nu, Palaukit, prie šviesos čia teikit. nu, parodykit. Ir akušio. Nu, ką jūs darote? Lemba. Siauba. Biški, matei, kušiu. Mane tarvopatė. Parodė. Skaiva, toks klausimas jums. Jūs pati skutatės kušį, ar jums skuta jūsų koks nors peteliškė naktinė draugas, gal mes galėtume nuskusti? Ne, jūs negalėtume. O tai kas jums skuta kušį? Etatinis kūšio skutėjas. O ant užpakalio skilutės kas nuskuta jums? Aš kukliai, aš negaliu kalbėti. Tai pas jumis ant užpakalio skilutės yra toksai pukelių miškelis, reiškiasi, malonu. Parodykit papus savo biškį. Parodykit. Papiniko spalvą parodykit. Nu, parodykit. Papiniko tik tai spalvą, mes nieko blogo nedarėme. Išsiauklėjusi Va, palaukit. Papinikos. O. Neblogai. Skaiva, kiek metų buvote, kai praradote nekaltybę, prašom papasakoti? Aš nepraradau dar. Nepraradote? Ne. Tai esate dar Esu nekalta mergaitė. mergaitė. Aha. Aišku, gal mes jums ją prarasim. Ne. Gal į mikrofoną šnekėkit savo srėptuvėlį. Jūs šnekėkit, Jūs manęs nekybinkit. Jūs šnekėkit, aš padročinsiu jūs. Kažkaip bronių žiūriu ir moteriškos pati pradėjo. Skaiva tokia didelė, kad man jinai kaip berniukas, žinau. Kutikų. Surimtėjom. Nu, dar. Vat jeigu, pavyzdžiui, aš dabar išsitraukiu savo pimpalą, jūs jį paliestumėt? Ne. Vat palieskit. Ne. Bet taip mūsų dvasingumas sudidės. Aš einu pasisioti trumpai. Kur jūs einate? Aš pasisiosiu, jūs pakalbėkit. Štai, Skaiva, likome mes. Mūdu du. Žiūrėkit, aš dabar nusimaunu, kelnes. Vat. Ką tu čia gaidį darai? Atsiprašau labai. Iš kur pas mus bobų yra?
Čia Skaiva. Čia Budulis Skaiva. Skaiva Budulis. Budulis, Skaiva. malonu. Parodykit Budulį jai. Ką dabar veiksi? Važiuojam kur? Kavutės išgerti. Labai nepatarčiau. Nesupratau. Eik. Ai! Ne. Nori dandų nebesusirinkti? Nenoriu. O kas kaiva čia juokiesi? Oi! Ko būdu juokėtėse? Ne. Kas jums gal juokingas? Ne, jūs nejuokingas. Kas yra? Ko dabar žliumbi? Kodėl tu muši dabar? Tu baigsi žliumti ar ne? Na, pasmaugiam. Gal nesmaugiam, iš pradžių iškrušam, po to pasmaugiam ar atvirkščiai. Iš pradžių gal pasmaugiam, po to krušam. Ne. Kažkoks durnių laivas išeina. Eikit iš čia.